reiškia, nupirko vokiečiai ir atidavė iškart kiniečiams, kad padarytų masinę produkciją? Aš spėju, bet aš dėl... Ponas Rytis nepatingėjo ją atgabenti po žydinčiomis obelimis, o vietoj čiužinio pakloti kviečių želmenų. Būtent taip lova atrodė kovo mėnesį Vilniuje vykusioje baldų parodoje. Sulaukė tikrai didelio susidomėjimo, nes visiems labai patiko ir pati lova, o kviečių želmenis taip pat turėjo savo elektoratą pritraukė. Visi suprato jūsų šitokią idėją, šitokį fantazijos vaisių? Tik vienintelis žmogus nesuprato. Vienas buvo, kuris visai rimtai galvoja ant tokios lovos gulėti. Beje, tam, kuris nesuprato, kodėl autorius į lovą prikaišiojo kviečių želmenų, ponas Rytis žaismingai paaiškino Ostapo Benderio žodžiais, kam jums pinigai, jeigu jūs neturite fantazijos. Mano baldai paprastai parodose būna populiariausi ir labiausiai čiupinėjami, nes žmonėms keista, kaip čia galim taip išlankstyti medį, bet kaip aš minėjau, kiekvienas mano baldas yra skulptūra ir kiekvienas yra išdrožtas, išveistas, kad malonu būtų rankom liesti. Iš tikrųjų labai malonu. Jokios atplaišėlės, viskas taip jau nuglūdinta. Ir aš stebiuosi, kaip žmonėm, kas gamina baldus, kaip jiem nedaina toks daiktas į galvą. Kodėl negalim, pavyzdžiui, briaunų, žapvalį? Argi reikia daryti kaip savo sugalvoti, nes ir stengiuosi, kad būtų tokios išbaigtos formas, kad malonu būtų glostyti ir akim, ir rankom tą daiktą. Ir tuo pačiu, kad būtų praktiški, kad tulkės nesirinktų, kad tas dizainas nenusibostų ir po daugelio metų. Kadangi aš buvęs restauratorius, tai kiekvieną savo darbą darau atsižvelgdamas į tai, kad jisai nesugestų, jisai mato tuščią lapą iš pradžių, o pas mane kartais gamtos kažkokia klaida